Gyvename pasaulyje, kuriame net nepastebime, kad mus kasdien varo į priekį adrenalinas. Tai mūsų aukštumos būsena, o daugeliui tai vienintelis būdas išgyventi. Bet kas už tai sumoka? Tavo antinkščiai? Tu? O gal abu? O gal net visi aplink tave? Adrenalinas tai skystas auksas, brangus resursas. Bet ar mus moko jį saugoti? Ne. Mus moko jį švaistyti. Laikykis, nes šiame epizode viską pamatysi visai kitaip. Ir stengsimėms palaikyti ramų toną, kad adrenalinas kiltų tik truputį. Tu pasiruošęs? Girdėjau, kad tai beprotiškiausias vandens kalnelis. Viena mergina iškrito ir mirė prieš kelis metus. Baisiausia tai, kad visi ją palaikė, galvojo, kad ji tai padarė tyčia. Bet vėliau suprato, tai net nebuvo vandens, ji nukrito ant betono. Gerai, tavo eilė. Mes esam 200 metrų aukštyje, širdis daužosi rimtai, žinai tą posakį, kas kam patinka. Tai reiškia, iš kur tu gauni savo adrenalino dozę? Kas tave užveda? Kas tau patinka? Daug žmonių net nesupranta, kad turi priklausomybę nuo adrenalino. O mes kiekvieną dieną savo antinkščius laikom savaime suprantamų dalykų. Jie tiek daug mums suteikia, o mes jiem praktiškai nieko. Dauguma žmonių tiesiog nieko. Visiškai. Ir ne tai, kad mus moko juos gerbti, mus moko juos naikinti. Taip, mus iš tiesų moko juos naikinti. Kartais netyčia juos šiek tiek saugom. Per meditaciją, jogą, skaitimą, miegą, gamtą. Bet visa tai labai greitai panaikinama tuo, ką darome kita vertus. Kava, žalioji arbata, šokoladas, šaltos vonios, karšta joga, riebus maistas, intensyvus sportas, narkotikai, alkoholis, psichodelikai, stiprus filmai. Dabar klausimas, ar tau patinka keltis ryte? Prausti, šukuotis, eiti į virtuvę, atidaryti šaldytuvą, patikrinti paštą, įsijungti kompiuterį, įsėsti mašiną, vairuoti. Visa tai vyksta tik dėl adrenalino. Be jo niekas nevyktų. O sportuot, mankštintis, mylėtis, kalbėti su draugais, eiti į parką, visa tai adrenalinas. Be jo nieko nebūtų. Bet mes sau niekad nepasakom. Aš tai darau, nes turiu adrenalino. Be savo antinkščių aš nežinau, ką daryčiau. Palauk, atidarau automobilio dureles, sėdosi vidun, užvedu automobilį. Tai dėl adrenalino. Oho, pradeda šviesėti. Gerai, važiuojam toliau. Turiu stabtelti, einu į susitikimą. O šiandien einu į masažą. To negalėčiau padaryti be adrenalino. Tik adrenalinas leidžia tai iš tikrųjų padaryti. Turiu šiandien kalbėti su savo terapeute. Reikės pas ją atsisėsti, kalbėti apie valandą. Turiu išsipasakoti, pasidalinti savo sunkumais, leisti išsilieti ašarom. Ir visa tai įmanoma tik dėl adrenalino. Kiekviena paprasta kasdienė užduotis, kiekvienas darbas, visa tai remiasi adrenalinu. Mūsų antinkščiai padeda kovoti su stresu ir jį valdyti. Bet kokia bloga žinia, bet koks spaudimas reikia adrenalino, kad galėtume apsiginti nuo streso, apsisaugoti. Kai gaudama blogų žinių arba susiduriam su iššūkiu, išsiskiriantis adrenalinas padeda mums per tai pereiti. Jis padeda greitai priimti sprendimus, ką daryti, kur eiti. Kūne cirkuliuoja įvairūs adrenalino lygiai. Jei patiria šiek tiek streso vienas lygis, adrenalinas išsiskiria. Jis padeda greitai judėti, greitai mąstyti. Jei stresas didesnis, išsiskiria dar daugiau adrenalino, kuris padeda veikti, pasitraukti iš kelio, kažką daryti. Tada būna adrenalinas kasdieniam darbam, projektam, užduotim. Jis leidžia susikaupti, galvoti, atlikti darbus. Ir dar yra kovok arba bėk būsena. Kažkas nutinka, gaisras,
reikia veikti greitai, reikia skubiai priimti sprendimą. Tai ekstremali situacija. Į kraują įsiskiria adrenalinas. Jis užlieja centrinę nervų sistemą. Ar šokt pro langą, ar bėgti laiptais, kaip išeiti. O tada eini į paplūdimį. Esi vandenyje, mėgaujasi bangomis, staiga įgėlė medūzą. Pajunti deginantį aštrų skausmą kojoj. Iš pradžių nesupranti, kas tai. Tada supranti, tai medūza. Pradedi šaukti, panikuodamas stengiasi kuo greičiau išplaukti. Tokiu momentu reikia didelio kiekio adrenalino, kad galėtum judėti, mąstyti, reaguoti ir netgi jausti. Daugelis mūsų turi adrenalino atsargų dėžutę tokiem atvejams, kai tenka tapti beveik antžmogiu. Kaip tada, kai automobilis užgriūva žmogų keitusi padangą ir tu turi jį ištraukti. Ir tada įsijungia ta antžmogiška jėga, adrenalinas. Girdi, kaip jie rėkia, kai automobilis užgriuvęs ant jų krūtinės ir tada tu pribėgi bei pakeli automobilį, kad jie galėtų išslyst. Taigi, pažvelkime tai plačiau. Jei taip nutinka, automobilis užgriūna žmogų, o gelbėti ateina vyras, kuris apie 1,95 m ūgio, stipriai raumeningas. Arba tiesiog labai tvirtas vyras su daug raumenų, jis turi turėti daug adrenalino atsargų. Tvirtas adrenalino rezervas padidina šansą, kad jis galės pakelti automobilį ar jo galinę dalį tiek, kad žmogus galėtų išlysti. Bet kas jei tas raumeningas vyras tik atrodo stiprus? Raumenis yra, bet jis turi silpnus antinksčius, išsekusi adrenalino rezervą. Tuomet jiem tiesiog nepavyks, jis bandys kelti automobilį, bet nesugebės. Ne todėl, kad neturi raumenų, o todėl, kad trūksta adrenalino. Būtent adrenalino stoka gali pakišti koją krizės metu, kai esi reikalingas. Ir tada tavo veiksmai tiesiog neprilygsta kitam, kuris turi stiprius antinksčius. Esu tai matęs tarp kultūristų. Jie metų metus treniruojasi, turi rutiną, žino, kiek gali pakelti, ką gali padaryti. Tada ištinka stiprus antinksčių sekimas. Antinksčiai nualinti ir jie nebegali atlikti tų pačių treniruočių, jie pavargę, jiems sunku, jie kenčia. Vaikšto pas gydytojus, nežino, kas su jais darosi. Ar tai nuovargis, lėtinio nuovargio sindromas, gal depresija ar nerimas. Ir tas vyras, jis tiesiog nebeturi jėgų. Pamažu pradeda mažėti raumenų masė. Negali daryti to, ką darė anksčiau, nes adrenalino stoka trukdo. Iš pradžių raumenis vis dar yra, bet trūksta vidinės jėgos dėl antinksčių sekimo. Jie nebegali treniruotis taip kaip anksčiau, o antinksčių būklė tik blogėja, raumenis pradeda nykti. Ir taip žmogus po truputį nyksta raumenis. Ir štai kodėl. Gal esi girdėjęs, kartais liesas, smulkus žmogus gali daugiau nei didelis. Kaip tie ugniagesiai, tarp jų būna vienas liesas, bet jis gali pakelti sunkų degantį rąstą arba statyboje liesas vyrukas, bet tvirtas raumenis tonizuoti ir atrodo puikiai. Jis gali kelti daug plytų, jis to ir garsėja. O tada yra keli kiti vaikinai toj pačioj komandoj. Vienas jų tikras kalnas ir jis stebisi, kaip tas liesas, smulkus vyrukas sugeba pakelti tiek plytų, kai jis pats negali tiek pakelti ar padaryti tai taip gerai. Tam yra priežastis. Čia svarbu vaidmenį atlieka adrenalinas. Ir tada paklausi to lieso, bet tvirto vyruko, kaip tau tai pavyksta? Ir jis atsako, tiesiog stipri nugara. Bet iš tiesų tai daugiau nei tiek. Tai adrenalino atsargos, adrenalino jėga. Ir mums reikia adrenalino atsargų ypatingoms situacijoms, pavyzdžiui, gimdymui. Tuomet moters organizme suveikia kovok arba bėk mechanizmas. Kūdikis turi gimti, kūnas tai žino, centrinė nervų sistema tai žino, reprodukcinė sistema tai žino ir reikalingas adrenalinas. Kai nubėga vandenis, aplinkiniai sako ramybės, visi ramiai,
judam, lipam į automobilį, važiuojam į ligoninę. Arba, jei gimdymas namuose, ruoškimės, viskas prasideda, visi panikuoja, adrenalinas kyla. Moters antinkščių stiprumas reiškia viską. Adrenalino atsargos ir stiprus antinkščiai gali nulemti, ar tai bus lengvas gimdymas ar labai sunkus. Kai moteris stumia iš visų jėgų, su visu savo kūnu, kiekviena ląstele, tai didžiulė pastanga. Ir tada dar vienas stumimas. Ir už viso to adrenalinas. Adrenalino atsargos lemia, ar tas stumimas bus stiprus, produktyvus, ar silpnas ir neveiksmingas. Daugybė skubių cezario pjūvio operacijų vyksta dėl silpnų antinkščių. Jei gimdymas trunka labai ilgai, tai nebūtinai reiškia, kad moteris palūžo ar kad jos kūnas fiziškai nebegali. Dažnai taip nutinka dėl adrenalino trūkumo. Antinkščiai pasiduoda gimdymo metu, tai gali priversti prie skubaus cezario pjūvio. Yra daug priežasčių, kodėl gimdymas gali būti komplikuotas, bet viena dažniausių - silpni antinkščiai. Moteris turėtų būti mokomos saugoti, stiprinti, tausoti savo antinkščius ir ruoštis gimdymui. Tačiau iš tiesų jos mokomos daryti priešingai - naikinti savo antinkščius. Kofeinas, šokoladas, kava, arbata, protarpinis badavimas, riebalų gausi mityba, šaltos vonios, kalorijų ribojimas, mažai cukraus turinti mityba, mažai angliavandenių, ilgalaikis badavimas vandeniu, ilgi sulčių badavimai, ekstremalus sportas, karšta joga, narkotikai, psichodelikai, alkoholis, ilgos valandos kaitrioje saulėje, įtempti sukrečiantis filmai ir taip toliau. Ir čia ne apie teisimą, tikrai ne. Žmonės gali daryti, ką nori, jie gali daryti tai, ką mėgsta. Prisimink, svarbu, kas tave veža, nes vieną dieną, kai atsitrenksi į sieną, kai kažkas nutiks, bus gera žinoti, kad gali kažką dėl to padaryti. Gerai turėti žinių, jei paaiškėtų, kad kažką savo gyvenime galėtum šiek tiek pristabdyti arba įvesti kažką, kas padėtų. Kad suvoktum, palauk, gal mano antinkščiai jau išsekė. Pavyzdžiui, daugybė žmonių, kuriem dabar yra antinkščių sekimas, daro šaltas vonias. Jie jaučia tarsi atsinaujinimą, tarsi kažkas atgijo jų viduje. Jaučiasi gerai tuo metu, kai išeina iš vandens. Tačiau realybėje jie patiria adrenalino antplūdį. Ką tai reiškia? Kai panyri į ledinį vandenį, kūnas ima kovoti už gyvybę, nes krenta temperatūra. Antinkščiai skiria didžiulį kiekį adrenalino, nes suveikia kovok arba bėk mechanizmas. Adrenalinas išskiriamas tam, kad palaikytų tavo kūno temperatūrą, nes ją pats sąmoningai mažini. Kas nutiko, kai skendo Titanikas ir žmonės plūduriavo ledinėme vandenyje? Jie sušaldavo iki mirties per kelias minutės. Aišku, jie neturėjo galimybės išlipti ir pasakyti, na štai mūsų šaltoji terapija baigta. Tačiau dabar daug kas dalyvauja varžybose, kas ilgiau išbus lede ir įstumia savo kūnus į rimtą krizę. Tai reiškia, kad į rimtą krizę stumiami ir jų antinkščiai. Tai gali tapti priklausomybė, gauni adrenalino antplūdį. Ironiška, bet niekas nežino, kad tai būtent adrenalinas duoda tą efektą per šaltas vonias. Jie visiškai nesupranta, kas iš tikrųjų vyksta. Tačiau po metų ar 2, kai antinkščiai tiesiog pasakys viskas ir tu atsitrenksi į sieną, nebegalėsi nueiti net 10 žingsnių. Tu klausi, kas atsitiko, kas buvo. Ir niekada nekaltinsi šaltųjų vonių. Greičiau apkaltinsi vieną dieną suvalgytą špinatą. Ir jei esi moteris, kuri patyrė labai sunkų gimdymą ir nežinai kodėl tiek išsekai, kodėl mėnesius negali atsigauti, tu nekaltinsi šaltųjų vonių, kurias praktikavai keletą metų. Kaltinsi visai ką kitą. Vienas iš dalykų, kurie palaipsniui sekina mūsų antinkščius, tai riebalų gausi mityba. Kuo daugiau riebalų valgome, tuo daugiau adrenalino išsiskiria.
Kuo daugiau jų suvartojam su maistu, tuo daugiau adrenalino patenka į kraują. Todėl, kai žmogus kuriam laikui pereina prie sveikos, mažai riebalų turinčios mitybos, jo antinksčiai ima stiprėti, atsistatyti. O tada, kai jis vėl suvalgo daug riebalų, nesvarbu ar tai gyvūninės kilmės ar augaliniai, ir vėl prisivalgo riebalų, tada pajunta euforiją, tarsi bangą energijos antplūdį. Jie jaučia šį antplūdį, tačiau jie nesuvokia, kad ką tik pajuto, kaip jų antinksčiai sprogo nuo adrenalino, bandydami juos apsaugoti nuo riebalų kiekio kraujyje, kad šie nepatirtų širdies smūgio ar nebūtų sutrikdyta smegenų veikla. Jie jaučia tą stiprybę, tą euforiją, jie jaučia adrenalino šuolį, nes jų antinksčiai atkūrė savo jėgas. Ir dabar tas adrenalinas išsiskiria, daug jo išsiskiria. Priežastis, kodėl adrenalinas išsiskiria į kraują, kai žmogus valgo daug riebalų, tai būtina tam, kad kraujas praskystėtų, tai širdies apsauga. Prieš tai, kai tas žmogus buvo laikėsi sveikos, mažai riebalų turinčios mitybos, jis buvo išsekęs, jautėsi blogai, silpnai, be energijos, turėjo sveikatos problemų ir palaipsniui atkūrė savo antinksčių stiprumą. Ir štai, kai suvalgė tą picą, nesvarbu ar tai buvo veganiška ar įprasta, pilna riebalų tiek viduje, tiek išorėje, jie pajuto: oho, kaip aš gerai jaučiuosi po tų 3 gabaliukų picos, jaučiuosi stiprus, euforiškas. Ir tada pagalvoja: ką man laikytis mažai riebalų turinčios mitybos, ką man stengtis? Galiu valgyti, ką noriu? Atrodė, kad buvau save varžęs, dabar esu laisvas. Jie neįvertina to, kad visą tą laiką atkūrė savo antinksčius. Tačiau laikui bėgant viskas kris žemyn, jų antinksčiai vėl silpnės. Adrenalino atsargos vėl išseks ir jie tiesiog valgys bet ką, ką nori, kol galiausiai atsitrenks į sieną. Ar tai nutiks po metų, 2 ar 3. Ir tada jie galvos: o ne, turiu kažką daryti su savim. Bet jie nesuvoks, kas iš tikrųjų atstatė jų antinksčius. Per didelis riebalų kiekis mityboje tiek augalinės, tiek gyvulinės kilmės galiausiai išsekina antinksčius. Daugelis žmonių vaikšto su nenustatytais antinksčių sutrikimais ar antinksčių išsekimu. O simptomai – rankų drebulys, silpnumas tam tikrų dienos metu, smegenų rūkas. Dažnai būna klaidingai priskiriami prie cukraus kiekio kraujyje svyravimam. Jei žmogus turi cukraus kiekio problemų, hipoglikemiją, hiperglikemiją, diabetą ar prediabetinę būseną ir kartu turi antinksčių išsekimą, abu šie dalykai susilieja į vieną didelę sumaištį ir problema gilėja. Jei žmogus yra prediabetiniai būsenoj ar turi cukraus lygio svyravimų, labai svarbu turėti stiprius antinksčius. Reikia juos saugot, stiprinti ir atstatyti adrenalino atsargas. Jei jie nesaugo savo antinksčių, padės jiems stiprėti, tada nuolat jausis pasimetę. Kas su manim ne taip? Kodėl man bloga? Nes nesupras, kur yra tikroji problema, jie tiesiog nežinos. Smegenims ir kūnui reikia cukraus, gliukozės, tai mūsų energijos šaltinis. Be jo smegenys pradeda mirti, mes negalim nieko padaryti, negalim funkcionuoti, negalim gyventi. Cukrus – tai, kas suka pasaulį. Bet jei prarandame cukrų, gliukozę kraujyje, kas perima valdymą? Adrenalinas. Tie, kurie laikosi protarpinio badavimo ar labai mažai angliavandenių turinčios dietos, jie negauna pakankamai cukraus, gliukozės smegenims kūnui. Ką jie daro? Jie laikosi ant kofeino. Jie remiasi įvairiomis kofeino formomis, kad išgyventų dieną, kol nevalgo ar negauna gliukozės. Kitaip tariant, jie ima iš vieno, kad sumokėtų kitam. Jie naudoja savo adrenalino atsargas tam, kad kompensuotų cukraus trūkumą. Jie vagia adrenaliną iš savo antinksčių, tokį, kuris neturėjo būti paleistas, kuris turėjo būti išsaugotas, kad antinksčiai liktų stiprus. Jie jį naudoja, kad išgyventų per dieną. Tai reiškia, jie nevalgo pakankamai maisto,
pakankamai gliukozės, kad išgyventų. Vietoj to jie remiasi kofeinu, kuris sprogdina antinksčius, kad šie išleistų adrenaliną ir žmogus galėtų funkcionuoti, eiti į susitikimus, gyventi savo gyvenimą. Kodėl jie laikosi mažai angliavandenių dietos arba protarpinio badavimo? Todėl, kad didelio riebumo dieta jiem neveikia. Dabar jie mažina riebalų kiekį perpus ar dar daugiau. Badauja visą dieną, o po to vis tiek valgo riebiai, tik šiek tiek mažiau nei anksčiau. Jie laikosi tik pusės to režimo, bet neatsisako riebalų visiškai. Jie remiasi kofeinu, kad tai atlaikytų. Ir kas už tai sumoka? Tavo antinkščiai, jų antinkščiai, visų antinkščiai. Mūsų antinkščiams reikia tam tikrų dalykų, kad jie būtų apsaugoti, atkuriami ir sustiprinti. Gliukozės, natrio, kalio. Tai yra elektrolitų ir gliukozės. Jei kraujyje ir smegenyse nėra šių medžiagų, antinkščiai tai pajus ir paleis adrenaliną, kad kompensuotų trūkumą. O kuo daugiau adrenalino paleidžiama, tuo daugiau problemų laukia ateityje. Tad jei jūs metus laikėtės protarpinio badavimo ar darėt šaltasias vonias, tai dar nereiškia, kad būsit sveiki ir gyvensit ilgai. Vietoj to patirsite ilgalaikius antinkščių ir adrenalino pažeidimus. Tai reiškia, kad adrenalinas patenka į smegenis ir sunaikina neurotransmiterių cheminės medžiagas laikui bėgant. Visos tos adrenalino priklausomybės, apie kurias jau kalbėjome, laikui bėgant perdegina antinkščius. O tas adrenalinas keliaujantis po kūną ir smegenis sudegina neurotransmiterius ir silpnina nervų apsauginį apvalkalą, pažeidžia galvinius nervus ir klajoklį nervą, sukelia nerimo padidėjimą bėgant metams, sukuria problemas visame kūne, įskaitant kepenis ir net skrandžio liaukas, kurios gamina skrandžio rūgštį, druskos rūgštį. Adrenalinos priklausomybės silpnina centrinę nervų sistemą, sukeldama žmonėms naujus simptomus, naują sumaištį gyvenime. Žmonės pasimeta. Jie nežino, kodėl serga, kas su jais negerai. Ilgainiui dalį problemų sukelia besaikis adrenalino eikvojimas. Pakalbėkime apie tai, kaip atkurti antinkščius. Miegas padeda atstatyti antinkščius. Bet daug žmonių, kurie patiria stresą, išgyvena vidinę sumaištį ir sunkumus, negali gerai išsimiegoti. Miegas jiem padėtų atsistatyti, išsisaugoti nuo iššūkių, tačiau jie negali ramiai miegoti dėl streso. Todėl viena iš priemonių antinkščiam atstatyti – poilsis. Tai nebūtinai reiškia miegą. Tai gali būti tiesiog ramus gulėjimas užmerktomis akimis, kad ir 10 minučių per valandą, ar popietę, ar vakare, ar ryte. Tokia trumpa pertraukėlė padeda nuraminti nervų sistemą ir antinkščius. Kitas būdas sumažinti suvartojimų riebalų kiekį. Jei valgote gyvūninės kilmės baltymus, pabandykite sumažinti riebalus. Sumažinkit jų kiekį. Arba tuo pačiu metu suvartojimo augalinių riebalų kiekį. Tai gali būti riešutai, sėklos, aliejai ar pati mėsa. Tas pats galioja ir veganam ar besimaitinantiem augalinę mitybą. Sumažinkit augalinius aliejus, riešutus, sėklas, avokadus. Riebalų sumažinimas padeda atkurti antinkščius. Kitas labai veiksmingas būdas tai užkandžiai antinkščiams. Jie turi tinkamą gliukozės, natrio ir kalio balansą. Šie 3 elementai būtinai norint apsaugoti ir atkurti antinkščius bei stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje. Kai kam cukraus kiekis kraujyje krenta labai greitai, tada antinkščiai išleidžia adrenaliną. Kraujyje ima cirkuliuoti adrenalinas, o ne gliukozė, natris ar kalis. Kitas stiprus įrankis antinkščiams – saliero sultis. Gerkit jas kasdien tuščiu skrandžiu, bent pusvalandį prieš valgį. Jos ypač veiksmingos atkuriant antinkščius. Taip pat labai svarbu nebūti ilgai be maisto. Užkandžiaukite tarp valgymų arba visą dieną, kas 1,5–2 valandas, kad antinkščiai neišskirtų bereikalingo adrenalino. Jei negalite užkandžiauti dėl virškinimo problemų,
Pabandykite gerti kokosų vandenį arba truputį obuolio, agurko ar salierų sulčių tarp valgymų. Kiti naudingi produktai antinksčiams – tai saldymedžio šaknis, ašvaganda, melisa, vitaminas B12, adenosilkobalamino ir metilkobalamino formoje. Daugiau informacijos rasite www.medicalmedium.com arba Medical Medium knygų serijoje. Medicinos mediumo knygų serijoje yra gausybė vertingos informacijos apie adrenaliną ir antinksčius, kuri gali iš tiesų padėti žmogui geriau suprasti save ir žengti pirmyn. Man labai patinka plaukioti irklente. Tai taip atpalaiduoja. Ką manai? Tau irgi patinka? Žinau, o Dieve, užuosk tą orą, jūros orą. Tai tarsi atgaivina mano sielą. Taip, kas tai? Delfinas? Taip, atrodo, kad tai delfino pelekas. Matai, kaip jis lenktas? Palauk minutėlę. Tai ne delfino pelekas, o Dieve, ne, tai ne delfinas. Du rykliai. Matai, du rykliai. Išlaikyk ramybę. Ramiai, giliai kvėpuok, gerai. Žinai, ką darom jogos pamokoje, tiesa? Tiesiog ramiai, lik, nejudėk. Taip, jie plaukia aplink irklentes. O vienas pelekų palėtė irklentę. Atsargiai, gerai, reikia sugalvoti, ką daryti. Puikiai pasirodei, brangioji. Dabar turime atstatyti tavo antinksčius. Pasimsiu Medical Medium knygą, paruošiu užkandžių antinkščiams. Tai puiku. Tai neteisinga, niekada nebuvo teisinga ir nebus. Pasaulis nėra geras mūsų antinkščiams. Gal pasaulis ir buvo geras, bet blogis apsunkina gyvenimą čia žemėje. Kelią nuolat užstoja kliūtis, todėl žmonės gyvena baimėje. Gyventi laisvai, saugiai, laimingai įmanoma, bet nuolatiniai amerikietiški kalneliai trukdo išlaikyti ramybę. Visada yra nerimas, visada rūpestis. Bet nieko tokio. Mes turime antinksčius, į kuriuos galime atsiremti kiekvieną dieną. Jie yra galingas variklis. Niekas negali abejoti jų svarba. Jie suveikia, kai vidury nakties pamatom pelę ir širdis praleidžia dūžį, kai išgirstame triukšmą ir mūsų protas įsibėgėja. O antinksčiai nubunda iš snaudulio, kad padėtų mums suvokti, tai buvo tik lentos girgždesys ar pelė perbėgusi per grindis. Niekada nevėlu sugrąžinti savo mažus antinksčius į starto liniją. Mes vis dar galime jiem padėti atsitiesti, nepaisant to, ką apie juos esame išmokyti ar ką patyrėme.